Šiame reportaže tęsime plačiai paplitusių mitų apie atominę energetiką griovimą. Trečiasis mitas – branduolinis kuras tik iš Rusijos. Kartais žiniasklaidoje kalbam apie tai, jog vienintelis branduolinio kuro teikimo šaltinis yra Rusija. Tai yra netiesa. Pagrindiniai gamtinio urano klodai yra Australijoje, Kanadoje, galų gale Kazachstane. Ir nežinau, kurioje ten entoje vietoje, tik tai yra Rusija. Taip, kad tiekimo šaltiniai yra labai įvairūs ir tiesiog galima kuro rinklės, kuras pats yra standartizuotas ir iš įvairių šalių galima ieškant geriausio varianto pirkti. Ketvirtasis mitas. Atominės jėgainės generuojamos elektros kaina bus per brangi. Kalbėti apie tai, kokios bus elektros kainos po 14 metų, itin rizikinga, ypač kai dujų ir kitų pirminių šaltinių kainos nuolat kyla. Atominių jėgainių generuojamos elektros kainą prognozuoti lengviau negu, pavyzdžiui, dujas deginančių šiluminių elektrinių. Gamybos kaštai atominiai elektrinėje, jie yra pakankamai neblogai išstudijuoti ir atsižvelgiant į reaktorių tipus, apskritai pačią branduolinę jėgainę, kokio tipo reaktorius yra, tai tie kaštai yra įvairiose studijose pateikiami ir minėti 70 lietuviškų centų už kilovatvalandę pagamintą atominė jėgainė yra realūs skaičiai. Kita dalis, be abejo, kaštai yra labai svarbus, tai yra kapitalo kaštai, už kiek mes pastatysime su skolintais pinigais, kiek savų pinigų galima surinkti, tai čia kita dedamoji ir be abejo, turbūt nelabai dėkinga dalis, tai yra prognozuoti rinkos kainas, kurios bus tuo metu šitam regione, nes mes tikrai elektros birža jau, kaip žinia, pradėjus veikti ir gyvensim rinkos sąlygom. Tai analitikų prognozės rodo, kad ta kaina turėtų būti šiandienos laiko kainomis, neinfliuotais skaičiais šnekant, tarp 17-25 kažkur centų ir mūsų skaičiavimai rodo, kad naujoji Visagino atominė elektrinė generuotų elektrą su kapitalo kaštais, kurie tilptų į šitą minėtą 17-25 centų ribą. Svarbu žinoti ir tai, kad rinkos kaina nuo vieno objekto nepriklauso. Atominė energetika nėra kainos nustatytojas, jis daugiau kainos žemintojas yra toks ir stabilumo garantas, todėl kad visų pirma elektros kaina generuojama atominiai jėgainiai mažiausiai iš visų kitų generacijų šaltinių priklauso nuo kuro kainos. Tai yra labai svarbu, kuro dedamoji sudaro apie 7 ar 10% panašiai bendroje kainos struktūrai, tuo tarpu, pavyzdžiui, dujinės sudaro 70%. Akivaizdu viena, blogiausia bus, jeigu neturėsime savų generacijos šaltinių. Neišgelbės net rinka, ypač jeigu joje dominuos iš rytų tiekiama elektra. Pagrindinis Lietuvoje gaminamos elektros energijos šaltinis yra Lietuvos elektrinė Elektrėnuose. Tačiau ji praktiškai stovi be darbo, nes joje gaminamos elektros kaina siekia net 40 centų už kilovatvalandę, o rinkos kaina šiuo metu tik 17-18 centų. Penktasis mitas. Atominė energetika Europoje neturi perspektyvų. Bendrai pasakius taip, iš 14 valstybių Europoje, kurios vysto branduolinę energetiką, 3 yra pasakiusios apie galimą politikos keitimą. Tuo tarpu 11 yra aiškiai pareiškusios, kad jos vystys branduolinę energetiką taip, kaip iki šiol darė. Taip, kad aš manau, čia yra pagrindinis ir labai svarbus pasakymas, kad atominė energetika apskritai Europoje, nekalbu apie besivystančias šalis ar greitai vystančias šalis, Kinija, Indija, kad jos tikrai labai spėriai augina reaktorių skaičių, tai tikrai atominė energetika tiek technologiškai, tiek iš mokslinės pusės bus vystoma labai stipriai.